Na, gerbiama Vilija, Kolegos, replikos, aš prašau, sustabdysiu replikos po balsavimo. Ir mes matome, kas čia vyksta. Aš manau, tik prasidėjo kalba. Aplamai aš manau, kad mūsų kadencija eis Lietuvos istorija kaip labiausiai griovusi švietimo sistemą kadencija. Daugiausiai problemų sukėlusi ir daugiausiai nuvylusi žmonės ateities, kurie galvoja apie Lietuvos ateitį. Mes dabar tapom vienadieniai veikėjai, kurie tik sprendžia panosim, kas vyksta. Kas bus po metų arba po 10 metų, mes net nekalbama kažkodėl tai. Štai Sokratas pasakė, laiminga tauta, kurios geriausi atstovai tampa mokytojais. Tai jeigu mes norime, kad mūsų tauta būtų laiminga ir išvelgtų drąsiai į ateitį, tai mokytojai mūsų būtų labiausiai gerbiami ir geriausiai apmokami žmonės. Mokyklų vadovai turėtų gauti atlyginimą ne mažiau kaip ligoninių vadovai. Deja, jie gauna kelis kartus mažiau, todėl kad mums visiškai nerūpi Lietuvos ateitis. Ir aš manau, kad gerbiama Vilija tik pradėjo labai rimtą darbą. Ta rezoliucija, kurią mes šiandien turim priimti, jinai turi būti žymiai platesnė ir gilesnė ir turime kalbėti apie visumą. Dabar tik šnekame, jeigu šita rezoliucija būtų pavadinta dėl moksleivių prastų žinių ir jų prasto patikrinimo, tai nebūtų apie ką kalbėti. Taip viskas, aišku, reikia žinias tikrinti ir susirūpinti, kad moksleiviai šiandien prastai išmano dalykus. Tačiau mes matome, kad tai ne viskas yra. Reikia žymiai giliau pažiūrėti apie problemas ir turime apie tai rimtai kalbėti. Ne tik apie atlyginimus, ne tik apie moksleivių skaičių, apie mokyklų skaičių. Toks vadinamas yra subsidarumo principas. Tai reiškia, kad apatinė grandis išmano labiausiai ir jie labiausiai atsakingi turi būti. Jie turi spręsti. Ir kada kažkur tai sėdi Vilniuje veikėjas, kuris nėra buvęs tame kaime niekados, jisai nurodo, ką ten reikia padaryti. Kai žmonės pasipiktinę, kaip tai gali būti. Tai apie tai turime irgi šnekėti šiandien ir tą turime nurodyti. Bet pati didžiausia problema, kurią aš matau, tai yra tai, kad mes neliečiam pačio svarbiausio klausimo. Pačio svarbiausio klausimo mes jį paliekam ateičiai. Žiūrėkite, antikoje, senovės Graikijoje, 3 dalykai būdavo mokykloje. Protinis ugdymas, jausminis ir fizinis. Ir visiems dalykam buvo dėmesio vienodai skiriama, kad žmonės būtų, moksleiviai išeitų į gyvenimą dvasingi, tam buvo ir teatrai mokyklose kuriami, ir dainuodavo, ir šokdavo, ir dvasingumą ugdydavo. Ir protinis ugdymas buvo pakankamai išvystytas, bet fiziniam niekiek nemažiau buvo skiriama fiziniam lavinimui. Šiandien mes taip nugyvename fizinį lavinimą, kad mūsų kadencijos pradžioje mes kalbėjom, kad kas antras abiturientas šaukiam amžiaus jaunuolis nebetinka karo tarnybai. Dabar jau nacionalinis mūsų gynybos komitetas aiškina, kad iš 10 tik 3 betinka karo tarnybai. Kas už tai atsakingas? Visi rodo į švietimo ministeriją. Ten viskas prasideda. Ten mokykloje viskas prasideda. Nuo čia reikia pradėti. Ką mes padarėme? Kada gerbiama Laisvės partija čia mums siūlė legalizuoti narkotikus ir žadėjo, kad duos daug milijonų moksleivių fiziniam lavinimui. Kiek davė? Va tiek, rodau, reiškia. Va tiek davė ir šnipštas. Ir baigėsi viskas kalbom. Ir šiandien mūsų jaunuoliai ištežėliai kaip niekuomet, tokių dar nebuvo Lietuvos istorijoje. Todėl aš manau, kad apie tai turim taip pat kalbėti ir tą turime įrašyti būtinai. Ir tai yra ir mokyklų infrastruktūros dalykas, ir finansavimo, ir mokytojų kvalifikacijos dalykas, ir bendarbiavimas švietimo su sveikatos ministerija, ko šiandien visiškai nėra. Ir jeigu to nepadarysime, tai mūsų valstybė toliau nuosekliai griūna tiek fizinių, tiek dvasinių, tiek netgi protinių lygmenių. Ačiū uždėmesi. Na, mes čia Seime dažnai šnekame, kad rezoliucijos čia jos tik tai ant popieriaus niekam neįdomės, niekas jų nesilaiko. Ne, ponai, jūs klystate. Žmonės kaime ir miesteliuose įdėmiai klausosi, ką kalba Seime apie juos, apie švietimo sistemą, apie Lietuvos ateitį. Jie tikrai skaito, kas ten parašyta,
ir labai jautriai reaguoja į viską. Ir tai, kad mes šiandien šitą rezoliuciją priimsime, mes gražinsime žmonėm viltį ir tikėjimą, kad šitoj valstybei kažkam tikrai rūpi mūsų šalies ateitis, mūsų moksleivių išsilavinimas ir jie patikės, kad tai, kas dabar vyksta, tai tik yra laikina. Tai, kad Lietuvos sveikatos sistemą užvaldė vienos garsios šeimos verslo interesai ir čia sėdinčių palaikymo komanda, tai nereiškia, kad tai bus amžinai. Tie žmonės tikrai supranta, kad tai yra labai laikina ir situacija keisės. Ir va šita rezoliucija yra būtent pirmoji kregždė, kuri parodys, kad šitoj valstybei yra kas rūpinasi švietimu ir kad Lietuvos ateitis tikrai bus šviesi, jeigu mes tikėsime, kad tokių žmonių dar yra. Ačiū. Na, ačiū gerbiamą Viliją už savalaikę rezoliuciją, bet aš joje pasigendu kai ko, nes jūs čia vardinat jūsų nuomonės svarbius dalykus, bet kadangi mes ne kasdien priimam tokias rezoliucijas, tai aš manau, kad arba pavadinimas yra per daug platus, reikėtų įsiaurinti, arba į turinį būtinai reikia įtraukti. Mano nuomonė labai svarbu klausimą, tai moksleivių sveikatos klausimą. Jeigu jūs pasidomėtumėt, kodėl šiandien vis labiau prastėja mūsų jaunimo sveikata, tik tai 3 betinka karo tarnybai jau šaukimo amžiaus jaunuoliai, tai atsakymas vienas – atsakinga švietimo ministerija. Ir jeigu jie atsakingi yra, o mes apie tai jiem net neprimenam čia, tai kada mes vėl kitą rezoliuciją priiminėsim dėl sveikatos reikalų švietimo ministerijoje. Tai arba pavadinimą, galbūt apie mokymasi kalbėkime, arba įrašykime čia ir sveikatos klausimus. Ačiū. Ačiū už klausimą. Fizinis raštingumas yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas, sveikata taip pat, ir tenka važinėti po ikimokyklinio ugdymo įstaigas ir mokyklas, ypatingai tos dalykus pabrėžia, nes mes matom, kokia yra situacija, bet mes nepamirškim, kad yra ir bendrosios programos ir taip toliau. Taip, kad čia nepasakyčiau, kad yra šitas pašalintas dalykas. Gal kiekvienas norim, kad būtų tai labai ypatingai išryškinta, tada reikėtų išryškinti ir kitus.